Vilniaus trečiasis apylinkės teismas tęsė juodaodės dainininkės Bernin sumušimu kaltinamos Violetos Hilgnyk bylos nagrinėjimą. Krašto apsaugos savanoriai įtariama atlikėja užpuolusi iš rasistinių paskatų. Pirmadienį teisme liudijo nukentėjusi Bernin Kandis Čereška. Ji tikino buvusi užpulta dėl to, kad yra juodaodė. Esant ją persekiojusios skustagalvio rankovės buvo prisiūtas svastiko ženklas, o Violeta Hilgnyk kelis kartus sušuko rasistinius įžeidimus. Anot atlikėjos, Hilgnyk ją iš pradžių trenkė ranka, vėliau diržu. Esą sagtimi buvo taikoma į veidą, tačiau kliuvo ir į ranką nugarą. Užpuolikai pabėgo, kai greta stabtelėjo automobilis, kuriuo važiavę žmonės pasisiūlė padėti. Teisme apklaustas po įvykio Bernin apžiūrėjęs gydytojas pasakojo, kad į ligoninę atvažiavusi atlikėja tikino, jog susižalojo parkritusi vonioje. Bernin sako, kad gydytojui melavo bijodama ėšumo ir galimo skustagalvių keršto. Tik po kelių dienų, pasikalbėjusi su aktoriumi Daliumi Mertinu ir LNK televizijos prodiuseriais, nusprendė netylėti ir viešai prabilti apie rasistinį užpuolimą. Posėdyje taip pat paviešinti bylos įrodymai, tarp kurių per kratą paimto Hilgnyk šeimos kompiuterio turinys. Jame rasta įvairių nacistinių ir pornografinių vaizdų bei filmukų. Violeta Hilgnyk aiškino jų niekuomet nemačiusi, esą kompiuteris ne jos, o brolio. Be to, kompiuteriu naudodavosi tiek brolio, tiek jos draugai, tad tokių vaizdų atsisiųsti galėjo bet kas. Hilgnyk taip pat išsigynė dalyvavusi skustagalvio eitynėse pernai kovo 11-ąją. Krašto apsaugos savanorė tikina, kad Bernin puolė ne todėl, kad ši juodaodė, o todėl, kad atlikėja parodė įžeidžiantį gestą. Aurimas Račiukaitis, LRytas LT.